Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip apsisaugoti nuo įvairiausių virusų, kurie laksto aplinkui ir šiltoj patalpoj, ir lauke išėjus, ir kaip išlaikyti gerą sveikatą šaltuoju periodu. Taigi, pirmi dalykai yra labai paprasti, kurį daugelis žino, bet mažai kas daro. Labai svarbu vartoti pakankamai daug skysčių. Daugiausia reikėtų gerti vandens, ne visada norisi jo gerti, nes atrodo lyg ir šalta. Tai gerkit jį šiek tiek pašildytą, kad rankai būtų vos šilta ir pamatysit, kad paprastai išgersite tiek, kiek reikia. Dalį šaltuoju periodu tikrai skysčių norisi gauti iš arbatų, tik jų nesaldinkite, nes jeigu saldinsite, tai bus jau nebe arbata, bet desertas. Ir reikėtų žinoti, kad vienos arbatžolės arbatas galima gerti vieną puodelį per dieną. Tai jeigu norim kelis puodelius arbatos išgerti, tuomet vieną čiobrelių, vieną mėtų, vieną ramunėlių arba geriam kasdienai pritaikytų žolių mišinius. Žinoma, tinka ir juoda ir žalia arbata, bet vėlgi jų kiekį reikėtų riboti, nes galime padauginti kofeino ir tada nervinė sistema tikrai bus netvarkoj ir imunitetas taip pat susilpnės. Jei norisi pasisaldinti savo gyvenimą ir suvalgyti šiek tiek medaus, tai dėkite jas į salotų padažus, bet vėlgi ne šaukštais, o šaukšteliais. Ir galite užsidėti ant cukinijos ar užtepti duoną, tai bus sveikas desertas, tik jokių būdų nedėkite į karštą arbatą ar kavą, nes tuomet iš to vertingo medaus su daug antioksidantų, tai yra natūralūs dalykai, kurie saugo mūsų organizmą, liks tik tai cukrus, nes naudingas medžiagas tiesiog sunaikinsime. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurio šaltuoju metu mes lyg ir pamirštame, tai išeiti į lauką dienos metu. Tai yra labai svarbu ir dėl vitamino D, ir dėl to, kad gautumėm deguonies, ir dėl to, kad kraujotaka suaktyvėtų. Ir kraujotaka ypatingai yra aktyvi, nes visą laiką, kai sėdi, mūsų mikrokapiliarai pradeda veikti blogai ir imunitetas silpsta, nes mūsų organizmui sunkiau funkcionuoti ir apsiginti. Dar labai sveikatą gerina riebi žuvis ir mano nuomonė pati geriausia iš jų, ką galime pasirinkti Lietuvoje, tai yra švelniai sūdyta silkė arba atvėsinta silkė, kurios galite gauti specializuotose žuvies parduotuvėse padėtos ant ledo. Riebi žuvis turi omega-3 riebalinių rūgščių, kurios mažina uždegimus ir labai stiprina mūsų imunitetą. Taip pat neverta pamiršti sezoninių daržovių. Tai šakninės, kopūstinės ir įvairios raugintos daržovės, kuriuose pilna probiotikų, tai yra gerųjų bakterijų, o gera žarnyno sveikata reiškia gerą mūsų sveikatą ir labai daug vitamino C. Ypač raugintose kopūstuose, ir kitose natūraliai raugintose daržovėse. Nepainiokit su marinuotomis, nes tai visiškai ne tas pats. Kad pasakyti, kokį turi efektą sveika mityba, tai yra man labai paprasta. Žmonės, kurie pradeda sveikai maitintis, akivaizdžiai sako, kad jeigu sirgdavo per metus 6 ir daugiau kartų, tai lieka 1-2, o tie, kurie retai sirgdavo, tai beveik nebeserga arba neserga išvis. Taip kad verta keisti savo mitybą ir būti energingiem ir sveikiem visus metus.